Lapkričio 17 dieną įvyko oficialus Sedulinos alėjos rekonstrukcijos darbų perdavimas, kuris vyko iškilmingoje ir kartu džiugioje atmosferoje. Projekto pabaigai skirtoje ceremonijoje dalyvavo svečiai, projekto vadovas architektas Vainius Pilkauskas, rangovo Panevėžio statybos trestas atstovas, generalinis direktorius Tomas Stukas, taip pat Seimo narys Algimantas Dumbrava. Visagine renginyje dalyvavo miesto vadovai, savivaldos specialistai ir šimtai miestiečių, kurie atvyko kartu pasidžiaugti baigtais darbais ir pasigrožėti atnaujintą alėją. Alėjos rekonstrukcijos užbaigimo proga iškilmingai perkirpta raudona juostelė, o Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius Tomas Stukas merui Erlandui Galagus įteikė suvenyrą, vaizduojantį naująjį fontaną. Priminsime, kad Sedulinos alėjos nuo Parko gatvės iki Visagino gatvės rekonstrukcijos projekto pradžia duota 2020 m. gruodžio 14 d. Bendras rekonstruotos atkarpos ilgis siekia apie 390 metrų. Darbų metu atnaujinta pėsčiųjų alėjos danga, iš dalies išardytos senos laikančiosios konstrukcijos, rekonstruoti laiptai, įrengtas naujas fontanas, atnaujinta apšvietimo sistema, atliktas papildomas apželdinimas, įrengtos šiukšliadėžės ir suolai. Bendra projekto vertė 4 716 146 eurai, iš kurių 3 365 229 eurai buvo skirti iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Visagino savivaldybės administracijos indėlis į projektą siekia 1 350 217 eurų. Įspūdžiais apie atliktus darbus paprašėme pasidalinti projekto vadovo architekto Vainiaus Pilkausko. Aš labai džiaugiuosi rezultatu ir džiaugiuosi Visaginu, kuris visuomet buvo inovacijų miestas ir ryžtingai priėmė sprendimus daryti naują kokybišką alėją, kuri, tikiu, tarnaus dar 30-40 metų ar nedaugiau. Iš tikrųjų džiaugiuosi atliktais darbais. Visi projekte numatyti dalykai atlikti kokybiškai, augalai, vandens surinkimo sistema, fontanas, mažoji architektūra ir apšvietimas, kuris jūs turėtų jau džiuginti ir kalėdų laikotarpiu. Bus tam tikrų siurprizų. Ar tai pirmas toks didelis projektas, ar jau buvo panašių projektų? Šitas projektas galbūt išskirtinis tuo, kad buvo ypatingai užstatytoje teritorijoje, miesto centre ir jo kaina brangi, tačiau tai nėra mano didžiausias projektas. Mes jau mūsų kraštovaizdžio architektūros studija Želdynai dirbam 30 metų kraštovaizdžio architektūros projektavime ir darom įvairiose miestuose projektus, bet aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Jisai galbūt ypatingas tuo, kad jame pavyko įgyvendinti tvarius sprendimus, apie kuriuos kalbame, bet Lietuvoje dar nėra tokio dydžio padarytų. Na, sakykime, laiptai, kurie daug sulaukia komentarų, kodėl jie tokie kreivi, bet jais galima užsivežti ir dviratį, ir neįgaliam užvažiuoti pačiam vežimėliu ar šeimoms su mažais vaikais. Taip pat ir gėlynai, kurie, manau, kad išspręs šios alėjos vandens surinkimo klausimą. Alėja yra 70% kietų dangų, nelaidžių dangų, tačiau iš šios gėlynus gali susirinkti visas lietaus vanduo, tuo pačiu neapkrauti kitų inžinerinių tinklų ir tai padės spręsti lietaus liūčių problemas. Ir Visaginas tuo gali didžiuotis, nes tokio dydžio sausbalių Lietuvoje dar nėra. Daugelis gyventojų yra susirūpinę, kad buvo išardytas didelis betono kiekis, kuris gulėjo dangos pagrindu. Ar dėl to plokštės nenugrims į žemę vėliau? Nemanau, kadangi buvo dangos konstrukcija paskaičiuota pagal geologiją ir visa tai yra pritaikyta net važiuoti automobiliam, techniniam transportui ar gaisriniams automobiliams. Todėl, kai alėja bus naudojama kaip pėsčiųjų, tai
tai yra net stipriau paruošti pagrindai. Ar kuriant alėją buvo pasinaudota užsienio šalių patirtimi? Ar tai tik jūsų idėjos? Mes lietuviai kraštovaizdžio architektai visuomet dairomės į Skandinavijos patirtį, Vokietijos, Nyderlandų kraštovaizdžio architektūros sprendimus. Ir kadangi Visaginas yra Lietuvoje vienas šiauriausių kraštų, šiltasis laikas toks pats trumpiausias mūsų projekte, daugiausiai įkvėpimas yra paimtas iš Skandinavijos, Švedijos, Norvegijos kraštų, taip pat ir, kaip sakau, šios sausbalės. Tai yra kitų šalių patirtis geriausia įgyvendinta Lietuvoje. Neabejotina, kad ši Sedulinos alėjos dalis taps mėgstama miesto gyventojų pasivaikščiojimo vieta. Po užbaigimo ceremonijos daugelis žmonių neskubėjo palikti šios gražios pėsčiųjų gatvės. Paprašėme jų pasidalinti įspūdžiais. Mums patinka, viskas labai gražu, patogu su vežimėliais. Mes esame labai laimingi. Ar gyveni kur nors netoliese? Ne, mes čia negyvename. Bet ar ateisi čia pasivaikščioti? Mes tikrai. Мне очень все нравится. Man viskas labai patinka. Ir fontanas buvo paleistas. Vakare ten labai gražu. Šis foninis apšvietimas labai gražus mūsų miestui. Man labai patinka. Красиво, мне нравится. Na, tai gražu. Man patinka. Žinoma, yra keletas trūkumų, bet natūraliai visa tai bus pašalinta pavasarį. Ar jums patinka atnaujinta alėja? Taip, labai. Viskas patinka? Taip. Ar jau matėte veikiantį fontaną? Aš tai mačiau. Taip, man tai labai patinka. Graži, puikus. Labai nuostabus. Ačiū. Lapkričio 15 dieną Visagino kultūros centro Sedulina koncertų salėje vyko renginys Susitikime dainoje, kurį organizavo Gerosios Vilties progimnazijos mokytojai. Jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių mokiniai susipažino su skirtingų tautų dainomis ir šokiais. Ir renginys neatsitiktinai vyko mūsų daugiataučiame mieste. Visaginos svečiai buvo Ukmergės senamiesčio progimnazijos ir Latvijos Kraslavos Varaviksnės vidurinės mokyklos moksleiviai. Renginys Susitikime dainoje vyko įgyvendinant projektą Mitologija, kaip ją suvokia moksleiviai, kuo mitinės būtybės ypatingos ir kur jų galima rasti. Vaikams projektas buvo labai įdomus, nes visus metus jie domėjosi Lietuvos mitologiją. Jie aplankė įvairias įdomias vietas. Įdomiausia išvyka buvo į Žagarės regioninio parko Mūšos Tyrelio pelkę. Ten jie sutiko tikrą raganą. Vaikai gamino įvairius kūrybinius gaminius, o mūsų mokykloje buvo parodyta žolynų paslaptys. Tautinių mažumų departamento finansuotas projektas Mitologija, kaip ją suvokia moksleiviai, pradėtas įgyvendinti šių metų pavasarį. Gerosios Vilties progimnazijos mokytojas vedė integruotas pamokas, kuriuose vaikai susipažino su mitais ir jų herojais. Renginį Susitikime dainoje užbaigė projektą Mitologija, kaip ją suvokia moksleiviai. Susitikimo pabaigoje savivaldybėje įvyko Kraslavos miesto Varaviksnės mokyklų mokinių ir mokytojų susitikimas su vicemerė Aleksandra Grigienė. Svečiai iš Latvijos gavo dovanų, buvo aptarti tolimesnio bendradarbiavimo su mūsų miestu ir Gerosios Vilties progimnazija planai. So